Aš pastebėjau, kad aš buvau visiškai tuščias. Garsus meksikiečių aktorius ir prodiuseris Eduardo Verásky išgyveno po filmavimus viename Holivudo filme stiprų atsivertimą į katalikų tikėjimą. Jis papasakojo, kokias kovas jis turėjo atlaikyti ir kaip jo tikėjimas stipriai pasikeitė. Po 10 metų pasisekimo pastebėjau aš, kad man kažko trūko, tačiau aš nežinojau ko. Aš jaučiausi tarsi būčiau labirinte be išėjimo. Aš norėjau tą išėjimą, tačiau nežinojau, kur jis buvo. Aš jaučiausi tuščia. Labai dažnai mūsų visuomenėje, jei kas ne iki pat viršaus pakyla, nėra svarbus, negauna jokio pripažinimo ir neturi jokio pasisekimo, laikomas pralaimėtoju. Tai, ką aš maniau padarysiant mane laimingą ir suteiksiant man ramybę, tai, kas mane visiškai laimingu ir pilnu žmogumi turėjo padaryti, pasirodo esą tikra melagystė. Taigi aš sakiau melagystę. Ir būtent čia kilo mano noras ir įsitikinimas kitaip kurti filmus. Aš noriu negatyvų latino amerikiečių įvaizdį, kurį Holivudas jau 40 metų transportuoja pataisyti. Ir aš pažadėjau Dievui niekados nedalyvauti filmų projekte, kuris mano tikėjimą, mano šeimą arba mano latino amerikietišką tautą įžeistų. Jaunas Santas atrado, ką jam reiškia Marija. Nėra tokio žodžio, kad aprašytų mergelės Marijos didybę. Jie yra mano motina, ji yra gražiausia visų moterų, mano mylimoji mama, mano viskas, mano vadovė, mano motina. Mi madre.